Aušra. Taip, pagaliau prisėdau aš prie tavo istorijos. Taip. Kadangi čia yra planšetė, tai va taip ir atrodysiu. Ta kamera šone ir va taip kreivai ir atrodysiu. Taip, panarpliosim tavo situaciją. Išmaišysiu gerai kortas. Ką mums parodys. Taigi, kas tu esi? Taip, pažiūrėkim, kas tu esi. Oho. Vat. Ne. Kas tu esi? Labai šiltas žmogus. Biški atsispindės, kadangi čia tokios kortos, ne? Jos biški gali ne iš karto užsifokusuoti. Esi labai šiltas žmogus, jausmingas, mėgsti bendrauti, mėgsti dalintis, mėgsti apskritai visokias kompanijas. Ne? Iš kitos pusės, čia tavo viena pusė, dabar iš kitos pusės esi labai paslaptinga, moki rinktis, ne? Moki balansuoti tarp gėrio ir blogio, ten tarp kažkokių nesantaikų ir santaikų. Tokia esi nepaprasta dama. Galbūt turi nuojautą gerą. Tave gali mylėti gyvūnai. Gali pati gyvūnų turėti. Ne? Tokia labai nepaprasta, nežemiška gali būti. Toliau. Tavo intuicija tau padeda išeiti iš sunkių situacijų. Tau čia kaip pagalba. Tuo labiau esi labai protinga, labai šeimyniška, labai, žinai, kaip čia sakoma, tradicinės šeimos žmogus. Taip, tau šeima yra svarbu ir tau pačios tradicijos labai svarbios. Nu, taip turėtų būti, realiai. Tvarkoj. Dabar pažiūrėkim, koks žmogus yra šalia tavęs, ne? Kas jis toks? Ką mums parodys? Kas jis toks? Iš vienos pusės, ne, tu tokia kažkiek uždara, bet ir paslaptinga, ne? Tavo žmogus, jis mėgsta laikyti viršų, ne? Jis mėgsta, kai kai jam visi ploja, ne? Jaustis ant arklio, bent jau taip rodo kortas. Jeigu paimti taip, tai taip, ne? Tai kažkiek esat panašus. Tik tiek, kad tu mėgsti atsiduoti, save išdalinti, ne? O jis ne. Jis ne iš tų žmonių, kuris norėtų užsidalinti. Jis labiau, kad mane visi gerbkit ir mylėkit. Aš toks vau. Taip, jis yra sėkmingas. Kol kas šitoj kortoj yra viskas gerai. Toliau, man vis tiek nerodo, kad jis norėtų dalintis. Šitą kortą rodo, kad jis daugiau ima savo. Nu, taip rodo kortos, ne? Kad jis, man, kažkodėl, taip. Toliau, taip, galbūt pas jį galimybių nėra tiek, kiek jis norėtų, bet jis ir jaučiasi surištas tom galimybėm, ne? Jeigu imti taip, ne? Tai finansų yra, galimybių yra, bet jis nieko nenori, nes nieko nežino, ką daryti toliau. Ką man toliau daryti, ta prasme, tipo kaip aklavietėj, nors realiai tarsi pats nieko nedaro.
Ir čia vėl devynetas. Šitą mums rodo irgi, kad žmogus mėgsta, vat, kai jį visi iškelia. Žiūrėk, aš tau parodysiu. Pats jis daryti, ta prasme, nieko nenori. Nu, žiūrėk, neįsivaizduoju kol kas apie ką eina kalba, bet faktas tame, kad jis viską ima tik savo. Čia 9 ir čia 9. Tai rodo, kad toks savanaudiškas. Tokį savanaudiškumą, o pats sėdės, nieko nedarys, todėl kad jis yra va toks laimėtojas. Va toks, va, neškit mane, mylėkit, gerbkit, viskas tik man. O aš va nieko nedarysiu. Nu, toks įdomus personažas. Toks įdomus personažas. Labai, gal iš vienos pusės kažkiek panašus, o iš kitos pusės labai skyrėtės, kadangi tau kažkaip tu dvasiškai labai aukštai, o jis ne, jis daugiau fiziškai. Taip. Tai nėra blogai, nu, jeigu išeis išbalansuoti, ne, sugyventi, tada puiku. Ne? Kaip dabar klostosi jūsų santykiai, ne? Pažiūrėkim. Kaip dabar, va šiuo metu jūsų santykiai klostosi. Taip, santykiai kažkodėl tai yra atšalę. Galbūt reikalinga pagalba, ne? Galbūt tai yra finansinis klausimas, ne? Kad vat, reikia pagalbos, galbūt finansinė prasme truputėlį yra į minusą. Tačiau nereikia skubėti su tokiom išvadom, kad viskas yra blogai, jūs palaiko aukščiausios jėgos. Jums tai reikia tik paprašyti, ne, ir gausit tai, ko jums reikia. Kadangi vienas dalykas, ne, tu esi surišta su aukščiausiam jėgom. Vat pastavi visą jėgą. Tai, kad kaip ir pergyventi tau nereikia. Tau tai reikia sugalvoti metodą. Galbūt melstis. Galbūt kažkokia tai joga, galbūt tau padėtų kažkokias tai žvakės. Tai toks nedidelis ritualiukas, ties kuriuo tu gali kažką prašyti, kažką aukoti, kažką, va šitoje sferoje kažką daryti. Galbūt tu altoriuką gal gali pasidaryti, tai labai paprasta ten susikurti savo altorių ir uždegti jame žvakutės, ne? Ir va visą savo tą pergyvenimą, ne, visą tą su tuo padirbėti kažkaip įdomiai, ne? Nes, nu, vat, visas jėgos yra pas tave, vat. Tai viskas tavo rankose. Tai va, jūsų santykiai, jeigu ir atrodo dabar kažkiek tokie šaltokie gal, ne? Jie net, nu, kaip ir nieko blogo neatsitiks, tiesiog, vat, galbūt tai laikina. Todėl, kad kaip ir palaikymą jūs turit, ir viskas turėtų būti gerai. Bent jau, vat, šitą akimirką, jeigu jinai tokia atrodo, ne tokia slidi akimirka, ar jūs susituoksit, ne? Ar jūs susituoksit? Nežinau kol kas. Matai, ir dugne pas mus yra kaip ir vėl priklauso nuo jūsų, ne? Todėl, kad arba yra dar du galimi variantai, kaip vystysis jūsų santykiai, arba jūs tiesiog dar turit mokintis laviruoti. Tai yra, vat, priimti viens kito visokiausias įdas, visokiausias, ne, vat šitas, vat, todėl, kad yra labai daug pergyvenimų. Pergyvenimų, ar verta, ar neverta, ar daryti, ar nedaryti, gal nieko nedaryti. Tačiau labai norisi paverkti šitą liūtą, ne, labai norisi vat, paimti
Ir jis nieko prieš, bet vis tiek kažkodėl pas jį yra vis tiek devynetai. Ten buvo krūva devynetų. Štai vienas devynetas, štai antras devynetas. Ne, va štai antras devynetas, kai jį žiūrėjo mane. Ir vėl ties jo yra devynetas. Nėra viskas blogai, bet jis yra atsiribojęs. Jis vis tiek laiko tokį momentą savo. Ta prasme, jis atsiriboja, kodėl, nežinau, nors jis pilnai... Nors jis pilnai yra kaip ir į tavo pusę gerai nusiteikęs ir judėti, ir viską kartu daryti, bet kažkodėl tai jis vis tiek lieka savo ribose. Galbūt šitas žmogus tiesiog turi nusistatymus. Gali būti ir taip, kad jis turi nusistatymus ir, pavyzdžiui, jam kažkokie dalykai gali būti šventi. Ir tu nieko nepadarysi, jam tai yra šventa ir jeigu tu sakysi, pavyzdžiui, gal keičiam šitą teoriją į kitokią, jis tiesiog gali su laiku atsiriboti ir galvoti, kad tu esi neteisi, nes tu nori jį palaužti. Bet jis į tave žiūri, gerai, viskas kaip ir netgi jūs vieno tipo žiūrėk. Jūs esat vieno tipo, tai reiškia, yra viskas gerai. Kodėl jis atsiriboja? Kodėl tarp jūsų vis tiek yra riba? Pabandykim užklausti, ne? Su kuo susijusi šita riba? Dar gali būti, kad jis pats abejoja, ar nori ar ne, pavyzdžiui, ne? Iš vienos pusės nori, iš kitos pusės gali du į priekį, viens atgal. Gali būti ir taip, ne? Ta prasme, gali staigiai kažką daryti, o po to staiga atsiriboti. Gal kažkokių rūpesčių. Pabandykim pažiūrėti ties ko ta riba, dėl ko jis atsiriboja. Yra kažkas tokio, nes kaip ir, žiūrėk, dar kartą rodau. Dar kartą rodau. Jausmai yra, meilė yra, vertinimas yra. Problema yra, kad jis bijo, kas bus po to. O po to, kas bus, po to yra mirtis. Ir ta mirtis, ką nori mums pasakyti? Kad tai pradžia ar kad tai pabaiga? Ką mums mirtis nori pasakyti? Ir vis tiek ir dugne bokštas. Greičiausiai tai bus susijęs su tuo, kad jis jau žino, kaip buvo. Ir iš vienos pusės, kortos yra geros pokytis. Ta prasme, jis aiškiai žino, kaip bus toliau. Ta prasme, kitaipgi nebus, gyvensim kartu, visa kita, buitis, Bet, ir jis nieko prieš, bet jis jau yra anksčiau nusivylęs šitoj vietoj. Ir galbūt tai ir yra jo trigeris, kad jis pergyvena, nepakartoti klaidų, nes galbūt, netgi jis galbūt bijo iš šono kažkokio tai veiksmų, bet kaip ir nėra, kaip pasakyti teisingai. Supranti, iš vienos pusės jis norėtų ir galėtų. Iš kitos pusės aš manau, kad čia yra tiesiog praeities baimės. Kad kažkada tai buvo. Ir viskas. O taip jis gal visai ir norėtų. Dėl to, kad vis tik kortos, galingos yra kortos. Ta prasme, jis norėtų šansų, jis norėtų vestuvių, jis norėtų stabilaus gyvenimo, Jis netgi,
pilnai įsitikinęs, ane, jis valdo visas 4 stichijas, jis pilnai įsitikinęs, ko jis nori. Bet čia tiesiog matyt praeities toks, toks jau kabliukas, ane. Kad va tai buvo ir jis bijo, kad bus toliau. Bet kaip pasakyti teisingai. Dabar ar bus vestuvės? Taip, jos galimas. Vestuvės tikrai galimas. Santuoka tikrai galima, tvirta santuoka galima, gera santuoka galima. Taip. Kaip atrodys gyvenimas po vestuvių, ane? Ar jis pasikeis į blogą pusę, kadangi vis tiek mums užkrito va toks nusivylęs, ane? Jo nusivylimas, jis bus pagristas, ane? Jam tai atsikartos, ar vis tik tai yra jo tiesiog, toks jau priviniuotas. Na, aš manau, kad jis matyt iki paskutinio netikė. Ta prasme, jis iki paskutinio netikės, kad gali būti viskas gerai. Ta prasme, jam vis tiek atrodys, kad kaip nemoka pasirinkti žmogus, ane? Jam vis tiek atrodys, kad čia viskas yra blogai, kad jie būdinėja, kad tai tiesiog kažkoks tai falšas, netiki žmogus niekuom. Bet ar jam pasitvirtins, jeigu po vestuvę, ne, kaip viskas bus, turėtų būti viskas gerai. Tik reikia laiko ir jam pačiam reikia laiko patikėti, ane, kad viskas bus gerai. Santykiai turėtų būti geri, tik tiek, kad pas jį yra kažkoks tai psichologinis toks nusistatymas tikriausiai, ne? Kai jis matė tik vieną gyvenimo modelį ir viskas, kitus gyvenimo modelių nežino ir jis tik tą ir taiko savo. Ir dėl to yra labai sunku suprasti, ką jis nori, ką jis galvoja ir ką jis darys. Nes jis atsiriboja, ne? Tai kaip ir turėtų būti viskas gerai, santuoka galima, ar jūs galėsit turėti vaikų, ne? Ar jūs turėsit vaikų, ne? Kol kas pats vaikas neišėjo. Taip, kad matyčiau, grinai vaiko kol kas nėra. Tikriausiai tam reikia laiko. Tikriausiai jis gal dar planuose, gal jo nėra. Nes pilnavertišką šeimą taip, jis gali turėti. Kas į tą šeimą įeina, galiu taip padaryti. Matysis ar nesimatys, aš pati nematau. Tuoj norėjau parodyti. Ai va. Va čia kamputyje slepiasi vaikas. Ar tau matosi? Ne? Va, jis slepiasi. Tai galbūt, bet sakau, galbūt tai nebus iš karto, bet pilnavertišką šeimą jūs galite turėti, jūs galite sukurti, vaikas matyt dar yra labai torinės, slepiasi jis, užsislėpęs. Tai kad posuknytę. Tai kad aš manau, kad jūs galite turėti vaikų. Žiūrėk, jeigu taip, viskas gali būti labai labai gerai. Kodėl sakau, kad gali būti,
todėl, kad vis tik formuojasi nauja šeima ir gali būti įvairiai. Blogo nieko nematau. Iš viso nieko nematau. Jeigu psichologiškai dirbsi, jeigu psichologiškai analizuosi, prisitaikysi, viską gražiai išvesi, aš manau, jokių pykčių nebus. Čia pas mus iš vis pykčio nėra, labai viskas gerai. Ką galiu patarti? Patarti galiu tik tiek, kad daugiau domėkis psichologija, todėl kad labai daug buvo devynetų ant jo, kad jis labai yra užsidaręs ir toks, tarsi savanaudės, tarsi nenori dalintis, tarsi va tai toks kažkoks tai įdomiai, visi devynetai ant jo, gal mėgsta, žinai, pats savo, nežinau, išlaidauti pats savo, kad jam vienam būtų gerai, gal jis vat nemoka to kažkaip, tai va tavo užduotis jį išmokinti, jam parodyti kitokį gyvenimo modulį, nes, va taip dabar yra, tie vyrai, kurie jau po pirmų santokų, kurie net po antrų, tarkim, po pirmų ir jie matė tik tą vieną gyvenimo modulį ir jie į jį jau įnikė, jie žino kaip, kas, kur, kada turėtų būti. Ir jie, kitokio jie nesupranta. Ir kai jau sutinka kitą moterį su kitokiu modeliu, jie šokia, jie nežino nei ką daryti, nei kur pasukti, ką jinai dabar darys, ką jinai dabar mąstys, ar jinai rėks, ar jinai nerėks, kas čia dabar bus. Jam atrodo, kad bus taip pat, kaip buvo. Tai gali būti tokia labai didžiulė kliūtis. Tai dėl to reikia domėtis, labai daug yra dabar video viskiausių apie kaip perskaityti vyro kalbą, kai jis kalba, ką jis norėtų pasakyti, ką tai galėtų reikšti, ką gestai reiškia, ką žodžiai reiškia, ką galėtų būti, kas ten tokio, daug įvairių tokių momentų, dabar net neatsimenu, bet taip panarplius, visokiausių psichologų yra, kurie paaiškina, ką vienoks ar kitoks gestas vyro reiškia moteriai, galėtų reikšti moteriai, nes nebūtinai tai norėjo pasakyti vyras, bet daugumoje tikriausiai pasitvirtintų va tas momentas. Tai va reikėtų pasimokinti jį paanalizuoti, nes nieko blogo nėra, apart, va tokio keisto savanaudiškumo. Taip, dabar pažiūrėkim, pereikim prie X, kaip čia pas mus klostysis visi klausimai. Taip, kaip toliau klostysis santykiai su buvusia. Taip. Tarp kitko, visos geros kortos iškrito. Tai va, kaip klostysis santykiai su X. X rodys kažkokią tai vienas dalykas pasirinkimas, bet jinai labiau norės kažkaip veltis. Norės jinai būti, jinai rodys kažkokius tai gestus, kurie bus panašu į tikrai įkišimasis į tokį meilę, nemeilę, net, supranti, tokį tipą labai daug dėmesio rodys. Tokio, jau dabar tai jis turėtų būti nestandartiškas. Nes tai panašu į meilę, gal grįžk pas mane, gal tas, gal anas, kažkaip jinai jau jį bandys kabinti, bet atvirkščiai jis elgsis labai piktai ir griežtai. Toks griežtas. Griežtas. Dabar kažką jis galvos. Kažką jis svarstys, kažką jis galvos. Bandžiau suprasti, ką jis galvoja. Ir nesupratau, ką jis galvoja.
Ai, čia greičiausiai apie tai, kaip jis labai daug turės atsiminimų, kaip buvo su ja. Ta prasme, jinai kuo dažniau vaidensis, jam ant tokių tų, daugiau pas jį bus tų skaudžių akimirkų, kas buvo, kaip buvo, kada buvo, na. Ta prasme, labai jis varto savyje viską. Dar yra prisirišimas. Dar yra tarp jų prisirišimas. Visose porose nėra taip, kad jeigu jie įsiskyrė, tai ten kažkur aukščiau jie irgi yra įsiskyrę. Šitoje vietoje yra problemytė. Todėl, kad jeigu mums atrodo, kad mes įsiskyrę ir mes laisvi, o iš tikrųjų mes nesam laisvi ir vat groja vat šitas. Ir taip paprastai žmonių neatskiria. Šitoj vietoj yra sunkumų, tada vat ir kyla sunkumai su nauja pora. Todėl, kad jie viršuje dar yra surišti. Supranti? Ir šitą suprasti yra sunku, ir šitą išlaikyti yra sunku, todėl, kad ten mes negalim sureguliuoti, kad mūsų atrištų. Ane? Ir viskas tai bus sudėtinga. Taip. Kiek tai truks? Tai dar ilgai truks. Nu, va tokia sudėtinga situacija dar truks ilgai. Nežinau, kiek laiko jūs jau esate ir kiek laiko jau buvo tos skyrybos, bet faktas tame, kad mes žmonės šito nesureguliuosim ir tai dar truks. Tikrai truks. Truks gana ilgai. Arklys stovi, niekur nejuda. Galbūt dar ne viskas pabaigta dokumentališkai, tarkim, dar kažko gali trūkti. Galbūt pagal teisingumą taip gali būti, kad taip priklauso, pavyzdžiui, kad pas juos ryšiai yra iš praeito gyvenimo, ane, ir jie neatidirbo, ir šiam gyvenimui jie vėl neatidirbo pamokų ir dėl to negali jos įskirti. Todėl, kad jis neatidirbo savo kažkokių tų užduočių. Ne? Jis bando atidirbti su, kaip tu minėjai, ne su vienu vaiku, su antru vaiku, su neaišku kiek su vaiku, bet faktas, ne, kad jis bando atidirbti, tegu bando. Galbūt taip ir yra teisinga. Todėl, kad nesvarbu, tai jo vaikas, tai ne jo vaikas, visiškai nesvarbu. Faktas tame, kad yra kažkoks ryšys, kurį reikia dirbti. Supranti, kol jis jo neatidirbs, tol va taip ir bus. Todėl, kad mes nežinom, kuo mes buvom, ką mes darėm, su kuo mes anksčiau buvom. Ir kodėl būtent tą žmogų susitikom pirmą. O kodėl jis ne tave, o ją sutiko pirmą. Kur tu buvai, kur jis buvo. Kodėl ne taip, o kitaip. Supranti? Ir reiškia, jam reikia atidirbti šitą ryšį. Reiškia, jis turi mokyti elementus, reiškia, jis turi išlaikyti tą vaiką. Galbūt tas vaikas po to jum patiem senatvėje bus pirmas ir paskutinis, kas padus duonos reikelę. Ne? Galbūt iš vis tas vaikas jūs vežios visur, o jūs būsit senukai. Ne? Galbūt, tu nežinai, kaip gali viskas apsiversti. Tai nėra blogai, kad jis padeda tebūnie ne savo vaikam. Ne? Todėl, kad taip turi būti. Tvarkoj. Kol jis atidirbinėja savo klaidas, kol jis jas čia narplioja, kaip jam tai padės, ne? Kaip jam tai padės? Kol kas jis turi dirbti, matai? Kol kas jis turi dirbti šitoje vietoje, taip, jam
jam bus labai sunku, jam gali ir sveikatą duoti labai stipriai per sveikatą, bet jis turi dirbti šitoje vietoje. Kodėl aš vis bandau suprast, bet man neduoda suprast. Nežinau, kodėl man neduoda, bet, matyt ir nereikia. Matyt ir nereikia man suprasti. Todėl, kad, reiškia, taip reikia, supranti, jis, reiškia, turi atidirbti, reiškia, kažkas neužbaigta. Reiškia, taip turi būti. Vienas dalykas, pirmas dalykas, tai jam reikia susireguliuoti tai, ko jis nori. Tegu jis susirašo ant popieriaus, tegu jis susirašo ant popieriaus, ką jis nori, kaip jis nori, galbūt kažkokią tai planą pasirašyti, galbūt mėnesinį, dieninį, savaitinį, nesvarbu. Jam reikia sudėlioti savo galvoje visas mintis. Ką jis nori pasiekti, ką jis nori daryti, kur jis nori nuvažiuoti, kada, galbūt netgi patikslinti kažką. Galbūt toks sudėliojimas lentynomis irgi jam padėtų. Padėtų ne tame, kad jis ten, o tame, kad ramiau būtų. Taip, jam būtų ant daug ramiau, jeigu jis tokį savo, žiūrėk, jam būtų ant daug ramiau, ant daug, stabiliau jis jaustųsi, jeigu bandytų užsirašyti viską. Galbūt tiesiog, vyrai kažkaip nelabai minčių moka sudėlioti. Tam reikalingos moteris. Kitas dalykas, galbūt jam kartais reikia pabūti vienam. Taip, kad mintis sutvarkyti. Nes jis yra bendraujantis, kaip ir darbštus. Taip. Bendraujantis, darbštus, moka užsidirbti, moka kažkaip rasti pinigėlį iš kažkur tai, bet matai, jam gal kažkokios ramybės trūkumas. Žiūrėk. Matai, pats žmogus yra, moka jis gražiai savo susikurti laimę. Tai yra labai labai geros kortos, kaip ir sakau, blogų kortų ant jūsų nėra. Reikia tiesiog sudaryti planą. Jeigu imti kaip kartu, kokį planą galima sukurti kartu. Pavyzdžiui, šiam